Knygos anatomija. Troliai mumiai ieško namų. Teksto ir iliustracijų anatomija pagal Eleną Seleną. Pradžia. Viskas prasidėjo nuo didelės mano svajonės savo kūrybą prisiliesti prie Tuvės Jansson sukurto trolių mumių pasaulio. Esu erdvinių knygų menininkė ir seniai svajojau sukurti pop-up knygą apie savo mėgstamiausius vaikystės personažus. Elektroniniu laišku susisiekiau su autorinių teisių turėtojais, Moment Characters. Į pirmą laišką sulaukiau mandaugaus trumpo atsakymo. Toliau dėja daugiau nieko neįvyko. Nenusiminiau ir po metų parašiau jiems vėl. Ir šį kartą į mano sumanimą jie reagavo atvirai ir maloniai. Bet dabar jau pavyko susitarti dėl pokalbio telefonu. Paprašė atsiųsti savo jau sukurtas pop-up knygas. Pamenu, kaip jaudinausi nešdama į paštą siuntinį. Jas gavę, Moment Characters parašė laišką, kad knygos jiems labai patinka ir pažadėjo padėti rasti leidyklą, kuri išleistų erdvinę knygą apie trolius mumius. Svarstėme, kurią istoriją geriausia pasirinkti kaip įkvėpimą. Galiausiai Moment Characters pasiūlė remtis pirmuoju Tuvės Jansson romanu, nes 2025 metais sukanka 80 metų nuo jo išleidimo ir tai graži proga atšvęsti knygos gimtadienį ir išleisti ją naujų formatu. Tokia knyga galiausiai susidomėjo Macmillan leidykla Didžiojoje Britanijoje. Tuomet reikėjo, kad projektas būtų patvirtintas pačioje leidykloje, nes jie pirmą kartą ruošėsi spausdinti tokią sudėtingą erdvinę knygą. Na, o paskui laukia ilgas techninis pačios pop-up knygos kūrimo procesas – eskizai, istorijos scenų parinkimas, maketų, iliustracijų ir teksto kūrimas. Stilius. Erdvinių knygų pasaulį atradau studijuodama École Estienne mokykloje Paryžiuje. Labai susižavėjau jomis vieno ten vykusio seminaro metu. Atrodė, kad atradau iki šiol nematytą naują pasaulį. Labai įkvėpė ir praktika popieriaus inžinieriaus Olivier Charbonnel dirbtuvėje, kur ne tik įgijau techninių ir praktinių žinių pop-up srityje, bet ir galėjau pabendrauti su visais toje dirbtuvėje dirbančiais skirtingų disciplinų menininkais. Pamenu, kad svajojau kada nors ir aš turėti savo dirbtuvę ir kasdien eiti į ją kurti. Su Olivieriu pirmą kartą apsilankiau susitikime pas leidėją. Įdomus sutapimas, kad apsilankėme būtent Gallimard leidykloje, su kuria vėliau man buvo lemta dirbti ir kurioje tuo metu Oliveris kūrė pop-up knygą apie Raudonkepuraitę. Pakliuvusi į leidyklą jaučiausi kaip koks Čarlis šokolado fabrike, ar tiesiog pakliuvusi į Hogwartsą. Sename pastate pačiame Paryžiaus centre sėdėjome kabinete iki lubų prikrautame knygų. Žiūrėjau, kaip Olivieris pristatinėja savo baltus pop-up maketus leidėjai ir jaučiau, kad tai yra mano svajonių darbas. Taip gimė mano diplominis darbas Jardin Blue – Mėlynasis sodas, kuriam sukurti Estienne mokykloje paskyriau visus studijų metus ir kurį vėliau išleido Gallimard leidykla. Prasidėjo mano kaip pop-up knygų kūrėjos kelias. Mano kuriamoms knygoms būdingi smulkiai karpyto popieriaus elementai. Tai lėmė dar studijų metais išgyventos piešinio stiliaus paieškos. Kurdama diplominį darbą, supratau, kad labai svarbu, jog piešinys ir kompleksiška knygos forma nekonkuruotų, o kaip tik padėtų vienas kitam atsiskleisti. Taip mano piešinys pamažu virto kirpimo linija. Kurdama dažnai pasirenku ribotą kiekį spalvų, mėgstu žaisti ryškių kontrastuojančių spalvų plotais. Tyrimas. Kuriant knygą Troliai mumiai ieško namų, labiausiai rėmiausi Tuvės Jansson romanu Mažieji troliai ir didysis potvynis. Kaip ir minėjau, būtent šios knygos 80-ajam jubiliejui ir buvo skirtas pop-up leidimas. Gilinausi į knygoje esančias nespalvotas įvairiomis technikomis pieštas iliustracijas, tačiau taip pat rėmiausi ir visais kitais autorės sukurtais romanais apie trolius mumius. Mane labai įkvėpė paskutinė knygos Mažieji troliai ir didysis potvynis iliustracija, kurioje pavaizduotas slėnio viduryje, tarp gėlių ir medžių, kylantis trapus aukšto cilindrinio namo siluetas. Paveikslas atrodė kupinas jaukumo ir vilties. Norėjau perteikti šį įspūdį savo pačios knygoje.
Taip pat labai patiko Thames and Hudson išleista Tuvės Jansson biografija ir neseniai pasirodęs filmas Tuvė. Jie padėjo geriau suprasti autorės asmenybę ir pažinti jos gyvenimo istoriją, kuri ir lėmė Trolių mumių slėnio atsiradimą. Labai stengiausi likti ištikima jos stiliui. Teko atrasti pusiausvyrą tarp jos kūrybos, per daug nuo jos nenutolstant, ir savito meninio kalbėjimo, artimo mano kūrybos stiliui. Tai buvo gana nemenkas iššūkis, nes pirmi jos piešiniai ganėtinai skiriasi nuo paskutinėse knygose esančių iliustracijų. Taigi reikėjo atrasti vientisą ir modernų jų perteikimo būdą, kuris per daug nesiskirtų nuo šiandien visiems gerai pažįstamų Trolių mumių. Siužetas. Su leidykla sutarėme, kad knygoje gali būti 5 atvartai, taigi turėjau ribotą kiekį scenų ir reikėjo pasirinkti tas, kurios labiausiai atspindi romaną ir perteikia jo mintį. Laimiai tai nebuvo pernelyg sunku. Knygoje man svarbiausios atrodė 5 scenos. Kelionė per Didžiąją girią, apsilankymas stebuklingame saldumynų sode kalno viduje, kelionė per jūrą Hatifnatų laiveliu, didysis potvynis ir žinoma įsikūrimas Trolių mumių slėnyje. Šios scenos ir nugulė į pop-up knygos puslapius. Veikėjai aplinka. Kurdama knygą rėmiausi romano iliustracijomis, kiekvienu piešiniu esančiu jame, o trūkstamas dalis teko pačiai prikurti. Čia jau labiau atsiskleidė mano stilius, ypač piešiant medžius ir kitus augalus. Stengiausi perteikti vaizdus, atmosferą, kuriuos įkvėpė Tuvės Jansson piešiniai. Tačiau nors iš ties stengiausi laikytis kuo arčiau autorės piešinių, ši knyga visgi yra jos kūrybos interpretacija. Interpretuoti šios autorės kūrinius man buvo vienas maloniausių ir atsakingiausių iki šiol kurtų darbų. Jos kūryba man ypač svarbi. Romanas Troliai mumiai ir burtininko skrybėlė mano pati mėgstamiausia visų laikų knyga. Ir iki dabar ją vis paskaitau. Niekad nepamiršiu šios knygos scenos, kur Trolių mumių slėnyje vyksta puota ir burtininkas pildo visus didelius mažų padarėlių norus. O mėgstamiausias mano Tuvės Jansson knygų personažas Snus Mumrikas. Mane žavi jo nepriklausomybė ir laisvė, nuotykių troškulys ir gyvenimo būdo poezija. Kūrybinis procesas. Knygos kūrimas užtruko apie metus. Šios knygos kūrybinis procesas nuo kitų mano kuriamų knygų kūrimo skiriasi tuo, kad viską reikėjo suderinti su autorinių teisų turėtojais. Džiugu, kad bendradarbiavimas su jais buvo greitas ir sklandus, tikrai nekilo jokių didesnių sunkumų. Tiesa, jie buvo itin atidus personažų piešiniams. Tarkim, teko perpiešti Trolio mumio uodegos šepetėlį, nes jis buvo nepakankamai pūkuotas, bet tai visgi tėra detalės. Kuriant erdvinę knygą svarbus keli kertiniai etapai. Pirmasis jų erdviniai eskizai. Pop-up principų paieškos. Tuomet sukuriu, išpjaustau ir savo rankomis suklijuoju knygos maketą. Šis maketas ir brėžiniai keliauja į spaustuvę, kurioje jau industriniu būdu pagaminamas baltas knygos prototipas. Kai knygos skeletas jau veikia be priekaištų, galima kurti iliustracijas, maketą, knygos dizainą. Na, o tada knyga keliauja atgal į spaustuvę, kur pagaminamas visas tiražas. Svarbu žinoti, kad net industriniu būdu gaminamos knygos yra montuojamos ir klijuojamos rankomis. Šis kruopštus darbas užtrunka net kelis mėnesius ir nors niekuomet nesu pati buvusi spaustuvėje, mano fantazijoje ji yra panašiai Kalėdų senelio dirbtuves. Gana ilgai teko laukti, kol leidykloje projektas buvo galutinai patvirtintas. Ir kai pagaliau lauktasis starto signalas buvo duotas, knygai sukurti buvo likę netiek jau daug laiko, nes atidavimo į spaustuvę termino nebuvo galima pavėlinti. Taigi, teko paplušėti iš peties. Kadangi tuo pačiu metu turėjau ir edukacijų bei įvairių kitų įsipareigojimų, dirbti teko ne tik savo studijoje, bet ir kitose netikėčiausiose vietose – traukiniuose, viešbučiuose, kavinėse, netgi lėktuve. Sakyčiau, kad pats knygos kūrimo procesas buvo tikrai gana sklandus. Tiesa, kai kurių puslapių maketus teko perdaryti keletą kartų, pasiūlyti kelis skirtingus pop-up sprendimus. Tačiau kuriant tokias knygas, tai visiškai normalu. Galėčiau palyginti šį darbą su keramika. Jei puodo forma nepatinka, tenka lipdyti jį iš naujo.
Tarkim, teko perdaryti antrąjį knygos puslapį. Iš pradžių norėjau stambiu planu pavaizduoti stebuklingo sodo medžius, bet išėjo taip, kad pirmasis ir antrasis puslapiai pernelyg supanašėjo. Taip gimė mintis sumažinti antrojo puslapio mastelį ir antrame plane atvaizduoti tekste minimus linksmuosius kalnelius. Kelis pataisymus atlikti paprašė pati leidykla. Tarkim, iš pradžių kelionės per jūrą puslapyje, galiniame plane, norėjau atvaizduoti stiklinį bokštą, apie kurį pasakojama romane. Tačiau išėjo taip, kad tuomet visas dėmesys krypo į jį. Leidykla patarė jo atsisakyti, kad geriau matytųsi mažas hatifnatų laivelis, plaukdantis trolimumi, jo mamą ir snifą. Knygai pasirodžius. Labai smagu, kad ši knyga apie trolius mumius pasirodys net 12 šalių, o smagiausia, kad tarp jų yra ir mano gimtoji Lietuva. Tai pirmoji mano erdvinė knyga išleista lietuviškai. Be to, bendradarbiaudama su Moomin Characters ir įmonė Frame In, pirmojo Tuvės Jansson romano apie trolius mumius 80-ajam jubiliejui pažymėti, sukūriau vitrinų dizainus ir instaliacijas Nordiska Kampaniet parduotuvėms Stokholme bei Geteborge. Darbas buvo be galo įkvepiantis, tačiau tuo pat metu reikalaujantis didelio kruopštumo, įsigilinimo į architektūrinius vitrinų planus. Smagiausia dalis, žinoma, buvo vitrinų montavimas. Koks nuostabus jausmas daug mėnesių palinkus prie brėžinių ir kompiuterio ekrano pamatyti savo įsivaizduotas scenas dideliu masteliu, šviečiančias ryškiomis spalvomis. Jaučiausi išties labai laiminga, kad viskas pavyko kaip tikėjausi. Be to pirmą kartą aplankiau Stokholmą, savo vaikystės svajonių miestą iš Astridos Lindgren knygų. Ačiū. Kalbino ir skaitė Kotryna Zylė. Projekto namai Vaikų žemė. Garso įrašas darytas Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos kūrybos laboratorijoje. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Šios knygos kūrėjos biografiją ir daugiau knygų anatomijų rasite adresu knygukūrėjai.lt.